Europos centrinis bankas yra patikimas Europos oficialios statistikos, ypač pagal finansų ir pinigų rodiklius, taigi ir statistikos apie ekonomikos būklę šaltinis. Nepriklausomumas yra pagrindinė patikimos statistikos prielaida. Sutartyje dėl ES veikimo įtvirtintas Europos centrinio banko ir nacionalinių centrinių bankų nepriklausomumas rengiant ir skelbiant statistikos duomenis. ECB valdančioji taryba, pagrindinių palūkanų normų lygį nustatantis organas, siekia svarbiausio tikslo palaikyti kainų stabilumą. Iš statistikos duomenų ji gauna labai svarbios informacijos. Recently published statistics indicate that euro area real GDP contracted by 0.2%. ECB statistika padeda apsaugoti euro, valiutos, kurią eurozonoje naudoja 330 milijonų gyventojų vertę. ECB statistiką plėtoja ir rengia eurozonos nacionaliniai centriniai bankai kartu su Europos centriniu banku. Kartu jie sudaro euro sistemą. Šį darbą koordinuoja statistikos komitetas, kurį sudaro visų ES nacionalinių centrinių bankų ir ECB statistikos ekspertai. Nacionaliniai centriniai bankai surenka duomenis vietoje, nes palaiko glaudžius ryšius su bankais savo šalyje. Paskui duomenys siunčiami ECB, kuris rengia eurozonos statistiką. Rengdami šiuos statistikos duomenis, visų eurozonos šalių centriniai bankai veiksmingai dirba kartu kaip komanda. Todėl statistikos duomenys yra suderinti ir palyginami visoje eurozonoje. Tai vienos labai didelės ekonominės erdvės statistikos duomenys. ECB rengia statistiką apie pinigų ir finansų rinkas bei bankų srities statistiką. Yra dvi Europos statistikos duomenų rengimo sistemos. Vienai iš jų vadovauja ECB, antrai Eurostatas. Kitos organizacijos tokios kaip EBPO, Tarptautinių atsiskaitimų bankas ir Tarptautinis valiutos fondas taip pat yra svarbus papildomų ekonominių ar finansinių duomenų šaltiniai. Valdančioji taryba atsižvelgia į šiuos duomenis, analizuodama riziką kainų stabilumui. ECB statistikos generalinio direktorato ekspertų grupė skelbia net 150 000 skirtingų statistikos duomenų eilučių. Šie duomenys apima statistiką tokiose srityse kaip, pavyzdžiui, eurozonos mokėjimų balansas, bankų palūkanų normos, pinigų ir bankų statistika, namų ūkių taupimas ir skolinimasis, valiutų kursai. Rengiant statistiką svarbu, kad tarpusavyje glaudžiai bendradarbiautų bankai ir kitos finansų institucijos. Jie teikia neapdorotus duomenis. Europos centrinių bankų sistema siekia, kad statistinės atskaitomybės našta būtų kuo mažesnė. Tuo pat metu užtikrinami duomenų kokybė ir konfidencialumas. Svarbus principas skaidrumas. Todėl statistikos duomenys skelbiami viešai ECB interneto svetainėje ir keliuose periodiniuose leidiniuose. ECB statistinių duomenų saugykla yra unikalus viešas statistinės informacijos šaltinis. Kasdien juo naudojasi tūkstančiai studentų, žurnalistų, ekonomistų, bankininkų, teisininkų ir kitų žmonių visame pasaulyje. Eurozonos statistika papildo visuomenės ekonomikos ir finansų žinias, padėdama apsispręsti dėl taupimo, išlaidų ir investavimo. Tai patikima informacija geriems sprendimams. Pavyzdžiui, žmonės gali lengvai palyginti palūkanų normas skirtingose eurozonos šalyse. Taikomas taupimo sąskaitai, pereikvojus sąskaitos lėšas, paskolai norimai prekiai ar būstui įsigyti. Rodiklis matuojantis, kaip kinta kainos, kurias eurozonoje žmonės moka už produktus ir paslaugas, vadinamas suderintų vartotojų kainų indeksu arba SVKI. Šį indeksą skaičiuoja Eurostatas kartu su nacionalinėmis statistikos tarnybomis. ECB padeda užtikrinti, kad kainų statistika būtų tiksli ir patikima.
Be to, šie duomenys patenka ir į ECB infliacijos lentelę, kurią lengvai rasite ECB interneto svetainėje. ECB interneto svetainė yra tinkama vieta ieškantiems statistikos duomenų. Čia pateikti, patikimi ir nepriklausomi statistikos duomenys apie eurozonos pinigų, bankų ir finansų rinkų statistiką. Apsilankykite.